Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje. Aš Agnija Gelavičiūtė, paprasta šeimininkė nepaprastoje virtuvėje. Dabar aš receptų užkalbėtoja. Sveiki! Šeštadienio rytas ir aš vėl geriu kavą centrinėme Kauno turguje prekybos miestelyje Urmas. Paskutiniai gurkšniai ir pradedu. Rytoj yra vasario 9-oji, o tai yra tarptautinė picos diena, nes būtent vasario 9-ąją Floridoje iškepta pica pateko į Gineso rekordų knygą. Tai yra puikia mintis mano laidai. Kepsime picą. Šiandien tarptautinė picos diena. Atspėkit, koks patiekalas Agnės galvoje. Nespėkit, neatspėsite niekada. Garuos ant stalo tuoj čia skaniausia pica. Labą dieną. Gramų alyvuogių juodųjų ir, matau, turite pieno mocarelos. Mozzarella di bufala 4 gal, gerai? Aš esu centrinėme Kauno turguje, prekybos miestelėje Urmas ir mes gaminame mielinę tešlą. Mieliniai tešlai reikės pieno, druskos, cukraus, karšto vandens, kiaušinio, mielių, miltų ir greitkračio. Čia toks miltinių kokteilių šeikeris arba plaktuvas, kaip man liepia sakyti. Kaip jau nekartą esu minėjusi, tešlų gamyba tikrai ne mano arkliukas, tikrai nemoku to daryti ir viską bandau nuo pradžių. Tai štai, mums reikalinga 150 ml pieno, 100 ml karšto vandens, šaukšto cukraus, šiek tiek druskos ir vieno kiaušinio bei mielių. Ir plakam. Kas 6-8 įplakimus išleidžiame orą ir toliau. Susidaro dujos, jas reikia išleisti. Kukaračia. Neapolietiškai picai pavadinimą suteikė žymus rašytojas Aleksandras Diuma. Savo romaniais aprašė tai kaip neturtingų neapoliečių maistą. Pica tuomet buvo gaminama su ančiuviais, pomidorais ir sūriu. Kai pienas, vanduo ir mielės jau yra išplaktos, supilame šitą masę į miltus. Jeigu neturite tokio greitkračio, galima vietoj jo panaudoti paprasčiausią stiklainiuką skirtą majonezui, plastikinį, tiesiog, žinoma, išplautą. Na, labai puiku. Na, ką?
Labai gražiai įsiplakė, nuostabu tiesiog. Ir tiesiog išmaišome ir išminkome tešlą. Visi galvoja, kad mėlynę tešlą daryti labai sudėtinga, aš lygiai taip pat galvau, bet pakol kas, sakyčiau, sekasi visai neblogai. Statistiniai duomenys teigia, kad daugiausiai picų suvalgoma šeštadienio naktimis. Minkom. Tešla šilta nuo vandens. Gražiai minkosi. Tešlą išminkius reikės palikti ją truputėlį pakilti. Maždaug 15-20 minučių. Kai tešla jau pakilo, pasiruošėme skardą, ištiesėme ją kepimo popieriumi, po rankos dar švarios ir iškotosim tešlą. Jeigu taip nutiko, kad neturite kočelo, visada galite panaudoti vyno butelį. Tešla turi gautis tokia plonytė, lengva, apsipjaustom kraštelius. Italijoje prie picos meniu nerasite išvardintų ingredientų. Italijos privalo žinoti mintinai. Galėsime kraštelius aplenkti, kad būtų tokie gražūs apskrudę kraštai. Patepsim juos truputėlį riebalais. Picos padas paruoštas. Aš esu centrinėme Kauno turguje, prekybos miestelėje Urmas ir mes kepame picą. Pirmiausia, paruoštą padą mes ištepame kečupu. Kečupo nereikia gailėti, bet žinoma, jo nereikia labai stipriai padauginti. Galima, žinoma, pasigaminti pomidorų padažą patiems. Ir jeigu aš gaminčiau pomidorų padažą pati, tai jisai būtinai būtų su česnakais. Pomidorams iš Amerikos atkeliavus į Europą, italai ilgą laiką juos painiojo su panašiomis nuodingomis daržovėmis ir ilgai nenaudojo. Ir tik 18 amžiaus pabaigoje pomidorai tapo nepamainamų picos pagardu. Taip, ištepus padą kečupu ar pomidorų padažu reikia dėti sūrį. Dažniausiai daroma klaida kepant picas. Tai kai sūris uždedamas ant picos viršaus. Kada jisai sudega, reikia sūrį pirmiausia dėti, o tik paskui ant jo visus kitus ingredientus. Tai štai pradėsime nuo sūrio. Stop! Esu italas tikras aš, nuo Veronos. Naudokit produktus tušiuos. Nejokinkit žmonių malonių. Stop! Esu italas tikras aš, nuo Veronos. Naudokit produktus tušiuos. Nejokinkit žmonių malonių. Nu gerai, aš galiu ir su kitų sūriu daryti. Ir kas per įžūlumas ir nusikaltimas picai? Esu italas tikras aš ir sukasi man viduriai, kai aš matau, ką čia darai. Ir koks kvailys tau patarė šios produktus naudoti. Greičiau pakeis šitais, ar teks špaga užploti. Tai gerai, aš pakeisiu, man tai nesunku, aš galiu ir šitą. Ar tu manęs nesupratai? Ar aš tau nesakiau? Pakeiski produktus greičiau. Kapulėti, kolendi. Nedėšos galo apie picą tu nesupranti. Nekingas tu Monteki. Visos tavo šeimos maisto skonis kaip taburetės. Mirtis be skoniui. Mirtis ir tau, kvaily. Ei,
Ei, vyručiai, ei ramiau, padėkit špagas tuoj greičiau. Jeigu kas čia bus ir pralieta, tai tik tai kečiupo bala. Vyručiai, nematau, ko čia ginčytis. Aš padarysiu 2 skirtingas picos pusės ir sutaikysiu 2 šias nesutaikomas šeimas. Štai. Aš padarysiu 2 skirtingas picos pusės. Viena bus tokia labiau itališka, kita labiau lietuviška. Itališkai pusiai naudosime mozzarella, pomidorus, alyvuogės, reikėtų baziliko, o lietuviškai pusiai kumpį, grybus, svogūnus ir fermentinį sūrį. Ir saldžią papriką. Pirmiausia, kaip sakiau, dedame sūrį. Reikėtų jo negailėti, bet žinoma ir ne taip, kad jau per kraštus bėgtų. Įdėjus sūrį man reikia baziliko. Baziliko, paimsiu dar petražolių ir man reikėtų pipirų. Žinoma, jeigu turite, galite naudoti šviežią baziliką. Aš naudosiu prieskoninį, džiovintą. Sudėjus baziliką dedame pomidorus ir alyvuogės. O tada darome lietuvišką, ala lietuvišką. Sudedame kumpio, svogūnų, grybų ir saldžiosios paprikos. Aš žinau, kad Italijoje labai nededa daug įdaro tam, kad jaustųsi picos padas. Pas mus dažniausiai pica būna perkrauta. Tai lietuvišką darysim tokią labiau apkrautą, visokiais skirtingais ingredientais, o itališką mažiau. Kad svogūnai nesudegtų, padėsiu juos truputėlį po grybus. Tūkstantis 889 metais Rafaelis Esposito sukūrė picą Margarita karalienės Margaritos garbei. Spalvos balta, žalia ir raudona simbolizavo Italijos vėliavą. Prieš pat šaunant į orkaitę pašlakstome alyvuogių aliejumi. Orkaitę įkaityti iki 200 laipsnių šauname. Pica kepa apie 15-20 minučių. Kol pica kepa, einu ieškoti savo svečių, kol jie vienas kito neužmušė. Kas čia slankė aplink? La luce che tu dai Šviesa mūsų širdžių nel cuore resterà. Ja saugokim šventą. Kiekvienas apsilankęs prekybos miestelyje Urmas atras kaip tik tai, ko trokšta širdis. Nuo santechnikos prekių iki baldų, nuo smulkių interjero detalių iki stambios buitinės technikos. O ką jau kalbėti apie įvaizdžio prekes? Avalynė, drabužiai, prekės vaikams ir išrankiems žmonėms. O svarbiausia, kad prekybos miestelyje Urmas kainos prieinamos absoliučiai visiems. Ir tiems, kas ieško kokybiškų drabužių ar avalynės, ir tiems, kam reikia išskirtinės prabangos. Negalima girtis taip, bet tikrai klientų turime. Parduotuvę mėgsta, drabužių randa, kadangi, sakau, stengiamės, vežame patys iš Italijos tiesiai viską. Nenuostabu, kad prekybos miestelyje Urmas vis dažniau ir dažniau apsilanko turistai iš įvairių pasaulio šalių. Taip pat dažnas prekybos miestelio Urmas svečias ir lietuvis emigrantas, perkantis svetur nerandamų lietuviškų prekių – lietuviškos duonos, medaus, šakočių, skilandžių. Prieš šventės didžiausias labai perka skruzdėlynai, sausainiai,
perkasi šakočiai, mūsų tautiečiai, kai atvažiuoja atostogų, prieš išvažiuodami labai perka. Tėvai vaikams šventėms siunčia į užsienį. Prekybos miestelio Urmas prekybininkai visuomet sugeba pasiūlyti tai, ko ieško jų pirkėjai, nes daugelis jų tiesiogiai bendrauja su pirkėjais. Turime mes nuolatinius klientus, turbūt daugelis iš čia dirbančių, pas mus apsiperka ne tik eiliniai klientai, bet ir smulkiai verslininkai, kavinių savininkai, kioskelių darbuotojai. O svarbiausia, kad čia kainos kur kas žemesnės nei prekybos centruose. Ir dar, čia visuomet galima derėtis. Kaip ir kiekvienas suinteresuotas nusipirkti kažkiek pigiau. Prašo visi. Didesnį užsakymą darant galima pasiderėti. Kas čia slankioja aplink? O, tai Kapuliečių šuo! Tok, Montekių hiena! Negyvas krisi tu šiandieną! Mama mia! Jūs jau čia? Ragaujam pizzą? Nu tai valgysit, norit? Taip, tai jums jūsų skonio, kaip norėjot, o jums jūsų skonio, taip? Šitą. Taip. Aš norėsiu paragauti abiejų. Jie sulaiko ir sušildo, nuramina ir pripildo, nuo dietos bus laisva. Tau padės skani pica, oi pica, oi pica, picos padas ir mėsa. Oi pica, skani su padažu ir viena. Tai va, mėlieji, Veronų ir Kaune ramu jau bus, pica sutaikė mus visus. O jei dar viską kartą pažiūrėti norit jūs, LNK gaus svetainį viskas bus. Šiandien aš sakau jums, iki, laimingi būkite visi. Galiu čia ketų dai. Šviesa mūsų širdžių. Del cuore resterà. Ja saugokim šventai. Ricordarci che skaistesnė už žvaigždę.
eterna stella sei. Ognuno dichiaravano il suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai non è piace mai, è il desiderio che tu schiaieș d'anga, ognuno trovi amore intorno dentro sé. Teibus mus malda, jak vienoj širdį. Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje.